Trečias video. Važiuojam toliau. Tai žodžiu, dirbam toliau prie mašinos. Darbai vyksta tokie, kad išsitraukiam, pradedam gruntuotis. Pačias galbūt tokias mažiau matomas dalis, kaip čia parodyti gerai, nesimato prieš tai. Štai, aišku, bus kampuotos, tai nusiriebalinom, susišveičiam, bandysim gruntuotis. Čia tokių, kur bus po kapotų, kur nesimato, tai čia pirmi blynai tegul būna ant šitų dalių, negu paskui, žinai, ant tų, kur matosi visada. Dar beje, pamenat sakiau, kad taip čia nėra laisvos vietos, tik pasidarai, kas nors vis užsiema. Tai pamenat dažymo kamerą? Jo, buvo tuščia. Šiai dienai turime dar vieną arklį uždarytą. Tai po remonto. Taip ir čia remontuojamės kameroj mašinas. Tai žodžiu, vėl turėsime darbo. Ta nevažiuojant raudoną reikės dar padirbėti prie jos. Tai žodžiu, reikia traukti kažkaip ją lauk iš tenais. Aišku, važiuojant jau, tą išsistumt. Tai va. Dar galvoju, prieš dažant reikėtų pasikeisti visas, nepasikeisti, o užsikimšti visas varžtų skylutės gal. Tai galvoju, kaip čia geriau padaryti, ar čia silikono, ar kokios, nežinau, izoliacijos dėti, neįsivaizduoju. Gal turit kokį patarimą, kaip čia, nes tas dalykas galima padaryti būtų geriau. Jau kai jūs žiūrėsite, čia tikriausiai bus viskas padaryta, taip kad teks pačiam viską priiminėti sprendimus. Čia dar šiandien darom tokias atnaimų tarpinę nuo sandarinimo, kur susijungi. Tokio profilio, tai irgi reikės dar susirasti kažkur tais, nusipirkti panašaus kažką ar tokio pat tai tikriausiai nerasiu, kad prieš 60 metų buvo minti. Viso detalės paruoštos gruntavimui, einam tą šabakštyną vėl tvarkyti. Trečią kartą. Dar tokia mintis kilo, kad jų gal nedėsim ant tų stalažiokų, bet reikia juos pasikabinti. Tai darysimės iš kažko, net nežinau, reikia susirasti, iš ko čia būtų galima pasidaryti kažkokį tai stovą. Žinau, toj. Nu tai va. Pasidarėm stoviuką, kažkokį bum, kopėtėlės, kitas labai geras daiktas. Ir tikriausiai, kaip ir viskas, paimsim šitą daiktą, opa, manau teks po vieną ir pasikabinsim. O ką daryti, nudažius gal kažkaip dar čia padaryti, dar čia į šoną vieną gal išeitų pasistatyti kažką. Aišku, čia tos išsinešim, ten išsivalyti, aišku, reikia viską. Nu tai ką, važiuojam toliau, bandom dažytis, gruntuotis, koks čia dažytis, gruntuotis. Žodžiu, pabandom susimaišyti gruntą. O, koks geras daiktas. Niekad nenaudojau, anksčiau tiesiog tuktuvą viską darydavai. Arba į pirštų nusigrūžindavai. Taip, 1 prie 5. Kiek pilam? Pusę? Pusę. Nu, davai, va tiek. Nu. Bėga bonka, kaip ir priklauso. Čia kiek tiklį varom.
O kad perpylėm smarkiai, tai Jėzau. Oi, nu, čia kaip jisai. Nu, va taip kažkaip. Čia geras daiktas išsimaišyt. Anksčiau tai viską darydavom su medžio šakutė. Arba pagaliuku. Ilgo atviniu irgi. O jau kvapas koks gavosi, tai Jėzau. Galima ir nudvėsti. Nu, pilam pistoletan. Kakras. Bet tikrai kaip vanelina. Все, važiuojam. Let's go. Все, 4 dalys bandomosios nudažytos. Įdomu. Ko gyvenime, darydavau, bet taip atmestinai, tai niekada labai gerai neplaudavau pistoletų. Bet sakė, jeigu nori turėti gerą daiktą, tai reikia juos išsiplauti po kiekvieno dažymo. Taip kad einam pasiplausim pistoletuką. Tai ką galiu dar pasakyti tiek, kad visi dažant, gruntuojant privalo dėvėti pirštinės, nes paskui ranką žiauriai sunku atsiplauti. Ilgom rankovėm turi būti, nes paskui rankas plaukus sunku atsiplauti. Tai kaukė, aišku, būtinai turėtų būti, bet šiaip tais kitą kartą reikės susidėti ir pirštinės ir apsirengt kombinezoną. Galvau čia pasigruntuotai baiką, bet ne. Šiandien padarėm 3 detalės, galbūt vienas iš sudėtingiausių tokių skaitau, nes jos tokios formos buvo, dar vieną liko grunto, tai dar tokią vieną papildomai staigiai padariau. Tai va, galim pasižiūrėti, kas šiandien maždaug gavosi. Aišku, viskas balta, tai turime nugruntuotą 2 tokias, kokie bekauka šiauriauniai, 2 tokias. Turim vieną mažytę, čia yra laikiklis šito akumuliatorius. Ir va tokia viena. Šiaip tais labai bjaurastis, labai daug kampų, nėra plotų, nėra lygių dalykų, tai taip jo buvo ką veikti. Tikiuosi, kad kitus, kai bus detalės didelės, po plošės, ten sparnai, kažkokie kuzovai, pavyks greičiau nusidažyti. Šitie tokie daug kampų visokių. Nu tai ką, tęsiam savo darbus ir vėl tas tai ką. Grįžtam prie darbų. Tai turėjom šiandien ryte svečius puikius, nusiaubė nieko, iš tikrųjų padailino mūsų tik tais palapinę labai gražiais piešinukais. Kokia čia raidė buvo? Teisingai. Ir tęsiam toliau, einam maišytis dažų. Realiai paruošta, bus pirmi matiniai. Purkštuvas irgi kitas. Mažesnė skylė, 1,3. Tai va, sumaišysim bandomą į kiekį, nežinau kiek, gal bandysim daryti kokius 400 gramų pradžiai, nes net neįsivaizduoju iš tų dažų išeigos. Tai va, mūsų gruntas kaip ir išdžiūvęs viskas, gerai. Na, manysim. Kaip sako, bandau, darau. Čia kitos detalės dar reikia sugalvoti, tik tais kaip juos pasikabinti, nes čia realiai trūksta, kažkaip reikėtų juos visus pasikabinti, eisim dar pagalvosim kaip. Tai va. O ką mes toliau? Dažom. Bandom. Einam, apsirengiam, pradžiai, kaip sako, reikia persirengus dar kartelį persirengti. Šlapinam grindis. Nu ką, šį kartą pasiruošę geriau.
chasing tails in the dark where nobody goes. I never wanna be those people. Nu jo. Fainai. Kažkoks įdomaus. Šį labai fainai dažas, labai lengvai. Užsidengiat, dar klausimas, kokį storį dažų reikia užsidėti. Nes dengia tai pakankamai atrodo neblogai. Tai nežinau, ar čia reikės testą daryti, žinai, kad paskui nugramdyt, bandyti, ar čia ir užteks tiek dažų, žinai, sluoksnį. Šlakas visas. Karšta tenais, drėgmė dar ta. O, ranką šiek tiek kaip įsidažiau. Jūs mat, raudona įdegis. Jeigu ką, galėsim purkšti įdegį paskui. Visus. Tai va. Fain. Žiūrėjau gerai. Žiūrėsim, kaip seksis pirmadienį. Jeigu viskas ok, dažom, gruntuojamės tada visas detalės per vieną kartą, manau tikrai pavyks. Ir per antrą kartą tada nusidažysim viską. Žodžiu, praėjo keletą dienų, nieko nepadarėm, nieko nepriėjom, laiko neturėjom. Dirbom iški prie kitų projektų, bet šiandien grįžtam toliau. Nežinau, kur baigiam, kurioje vietoje sustojom, bet jūs kur sustojot žiūrėti. Bet šiandien mes turime tokį dalyką, čia gal prisiminimui, turim pabaigę nusidažę dalis. Buvau nuvežęs vieną dalį dar į kompaniją, kurioje gaminam dažus, parodyt, pažiūrėt kaip. Vienintelį komentarą galbūt sutarėm, kad dažysime du kartus dažysime tik tais fasadinius dalykus. Nu, dėl tvirtumo, dėl visko. O šiandien tęsime toliau, turime dar grubiai pusdienį laisvo laiko, beveik pusdienį. Kas čia buvo? Nežinau. Blip. Tai žodžiu, grįžtam ir bandysime pasigaminti ratukus. Ratukam tai va turime nusipirkę ratukų. Kiekvienas laiko po, nežinau, šiam gal kilų, nežinau, 4 ratukus. Ir tikslas yra kunkšt būdą nusimti. Stumėmės ant kelto, gaminamės tas, tai teisingai dar ką va darysim, tai turiu, gavau palečių. Ačiū Romui. Turime 4 paletės, tai dėsime, manau, kad 2 paletės, suksim 4 ratukus ir pasidarysim tai vežiojimą būdą, nes sekantį dažymą norėčiau atlikti būtent blizgių dažų, o jais mes dažysime tos būdos vidus, visas turės būti dažomas ir turės būti dažomas durų vidinės pusės blizgia, raudona blizgia spalva. Tai aš dažų turiu, realiai norėčiau sudažyti, bet dėl darbų, viso planavimo visko bandysime pradžiai viską susišveist, susigruntuot ir tik paskui dažysim jau raudoną. Taip, važiuojam, gruntuojam! Reikia kažkokių sujungtas kartu. Tai turėjau kažkur čia tokių daiktų. Panaudosim buvusias kojas. Manau, bus gerai šitas. Dėsim vieną. Čia. Kitą čia. Bum. Dar vieną. Ir šitą čia. Ko dar reikia? Varžtų reikėtų, kažkur turėjom varžtus. Na, все. Susisukam. Kaip sako, reikia taupyti.
Tai netaupant nieko nepadarysi. Tai kam dėti 4 varžtus, jeigu galima dėti 3 varžtus ir tikrai čia niekur niekas nedings. Tai va, nu ką. Almost done. Čiūjų sulūž, bet kaip nors laikys vieną dažymą. Ar pagalvoju, kad čia pakankamai mažas, tai uždėsim dar 2 paletės ant viršaus, manau. Nu ką, paletę padarėm, stelažą, einam, straukiam gruzavioką keliam, bandom nusimti kabiną. O tu klausyk taip ir sėdėsi ir eisi padėsi ką nors, ar čia tipo viskas, užtenka dirbti, ką? Diena baigta, mano. Jau viskas šiandien. Ne, pradėsim panaruoti. Supratau. Dar klausykit, pamiršau paminėti. Praeitą kartą po skambučio, kai skambinau variklistui, jis sakė savaitę, tai nepatikėsit, nepraėjo ne savaitę ir gavau skambutį, kad variklis yra padarytas. Taip kad, kas paradoksalu, praėjo beveik savaitę, niekaip nesugebu nuvažiuoti pasimta šio iš motoristo. Tai čia kitas niuansas, bet manau, kad kitą savaitę, šiandien turim ketvirtadienį, tai pirmadienį kitą savaitę varysim, pasimsim, jau motorą parsivešim. O kol kas, judam. Ateikit, padėsit pastum. Tiesiai važiuoju kol kas. Biškiai, kai... Čia blogas tas ar geras? Trukštuvas. Blogas? Jis sako, čia milimetrais lenda. Milimetrai. Nusu dabar iki galo. Čia paskui galėsi šitą palikti, kaip fotelį padarysi. Visame kame išnaudosim, ne? Tai vadinasi žmonės dirba, vienas už arklį, kitas už vadėliotoją. Aš galvoju, jūs ateisit padėti kartu, aš stovi ir žiūri visi. Tik viskas, visi skambina. Alio. Labas. Ne. Kodėl? Todėl, kad nebuvo kada filmuoti. Neturim ką montuoti. Kitų darbų buvo. Nu tai iki savaitgalio dar toli. Dar šiandien dirbam prie to klausimų. Antra? O velnias, kaip vėluojam. Nu gal žiūrovai nesupyks. Nu kaltas. Turim dar vieną projektą, spėju. Pažiūrėjau, kada ten tas muilinių ant parodos kalno Red Bullio varžybos. Stoj, lėksim. Ako ne jaunuoliai, ką? Ako ne jaunimas. Kurva, dar vairą sulaužė, pažiūrėkit. Tik duok daiktą gerą. Ko tu sukinėjęs, kur čia kamera nepagauni manęs? Nepagauni manęs, pastatom. Negaliu. Nu, pasiruoja. Va, ką turėjau, tą sudėjau, pažiūrėkit, koks mūsų dabar gavosi linkis, kaip Parabaltijos. Tai dabar tarėmės, ar čia
perdarinėti iš naujo, atsivežti pagalius kokius nors, uždėti normalius, ar palikti taip? Manau, palik, nes svorio nebus ant centro. Tu manai palikti? Nes vis tiek jis centriaus. Ką jūs manot? Paliekam ar padarom? Ką čia darysi? Žinai, kaip sako, kad pati sunkiausia darbą įmonė reikia duoti pačiam didžiausiam tinginiui įmonės. Nes tik jisai sugalvos, kaip tą darbą lengviausiai padaryti ir mažiausiai dirbant. Tai va, o mes realiai tęsim toliau. Tai taip, sukam 4 varžtus, keliam būdą toliau į viršų. We gon' fly on the moon. Sit on the moon. Nu ką, nusėmėm. Toliau gal nerodysiu šių darbų. Realiai eisim šveisti viską, nusirėblinti ir šveisti, gruntuotis. Tai kažką parodysiu, kažko ne, bus matyti. Išveitėm viską. Beveik viską liko dar biškį prie kabinos, bet jau šiandien laiko nebeturim. Tai kabina beveik baigta. Čia visa kita irgi sušveista, paruošta gruntavimui. Tai užtrukom šiandien beveik visą dieną. Dar liko tokių smėlio dar biškį yra likę. Bet iš principo viskas sušveista, dar teisingai išsivalėm lovelį visą šitą. Čia manau, kad turėtų eiti hermetikas kažkoksai tais. Nežinau, nelabai matos gal jum. Tai va, tai reikia užsitepti hermetiką dar šitoje vietoje. Rytoj, nes prieš gruntavimą tikriausiai turėtų eiti. Ir ką, čia labai negruntavom, nešveitėm tiksliau, užgruntuosim taip ant šiurkštaus paviršiaus. Nesimatys čia viskas, bus raudona ir gerai. O ką viskas, rytoj laukia šeštadienis, bet bandysim rytoj visą tą dalyką nusigruntuoti. Tyliai, ką čia daro kolega? O, pasirodo, ne tik tinginiauja, bet ir dirba. Moka dirbti. Va, turime pono Egidijaus mašiną, pabaiginėjama jau. Dirba profesionalai. Tai žodžiu, jeigu kam reikia poliravimo, tai prašom, welcome. Kreipkitės, pagelbėsim. Tai va, o kol kas šiandien viskas lekiam toliau į užklasinę veiklą.